Produktas. Guminė juosta formuoti tarpams šoniniai lentai. Kam tai reikalinga? Jeigu mes nesuformuojam čia terasos šonuose tarpo, jei nesuformuojam tarpo, tai tada čia prispausta lenta ir visas vanduo kaupiasi ant paskutinės lagės, kas reiškia, kad paskutiniai lagiai bus kaput. Anksčiau ir vėliau, o ne vėliau greičiausiai anksčiau. Tai kaip šitas produktas naudojamas? Tai čia yra lipni guminė juosta, yra 5 mm ir yra 6 mm, skirtingi pločiai, 25 arba 50 pločių, tai meistrai pasirenka, kaip tai naudoti, bet kodėl lipni, kad būtų patogu naudoti. Tai pavyzdžiui, mes čia prasilupam, čia prisiklijavom tam, kad nereikėtų jokių ten varžtų naudoti, užsigyvinti, taip sakant, su peiliu. Nusipjovėm, viskas, einam toliau prie kito mazgo, čia prieinam toliau prie sekančio, darom tą patį, prisiklijuojam juostą ant šoninio karkaso. Taip, viskas. Tada mes dėtumėm šoninę lentą ir ją prisukę automatiškai turim tarpą. Priveržę su varžtais mes turim tarpelį. Reiškia, vanduo čia bėgdamas per šitą tarpelį varo į apačią ir nestovi ant paskutinės lagės. Toks tikslas žiauriai svarbus mazgas, nes ta priekinė lagė yra opi problema, jeigu nesutvarkyta gerai.